Visada buvo įdomu, kaip padaryti tokius viral reelsus, šiandien to ir pasimokysim. Tad šokam į kompiuterį ir pradedam. Sveiki visi, matėt pavyzdį, čia perdariau jį šiek tiek tiesiog kitaip, lietuviškai ir belenką čia parašiau. Tiesiog, kad būtų šiek tiek kitaip ir kad parodyčiau, kad galima viską ir keisti ir daryti pagal save. Tai atsidarę DaVinci matysite, čia nieko nebus, bus čia įsidėsite tiesiog Fusion Compositionus. Tai čia efektuose galite tiesiog pasearchint Fusion Composition ir čia tiesiog įsidėti ir tada atsidarysite, double clickinat ir spaudžiam Open in Fusion Page. Tai šį kartą nerodysiu viską visiškai nuo pradžių, bet tiesiog parodysiu 3 Fusion Compositionus čia sukūriau. Tai štai kaip jie atrodo. Jo, tai o tokie 3 yra. Tai pradėsime nuo pirmo. Atsidarome Fusion Page. Štai kaip atrodo šitas Fusion Pages. Nėra toksai didelis, per daug čia iš tikrųjų nesutvarkytas yra jisai. Aš čia nesiruošiau jo kažkaip labai gražiai sutvarkyti, bet parodysiu viską tiesiog nuo pradžių, kaip iš esmės viskas darėsi. Tai kaip matote, viskas prasideda čia nuo šito backgroundo. Iš tikrųjų taip vat viskas ir atrodė. Tai šitas backgroundas, kaip matote čia, jisai buvo pajungtas tiesiog su media out. Pradžiai matysite tikriausiai, kad media out. Tai iš čia įjungiau tiesiog, jeigu čia paspaudė, atsiranda kažkur backgroundas. Ir tada, žodžiu, mes jį sujungiam. Tai ką su šito backgroundu padariau, yra tiesiog pasirinkau, kad jisai būtų belen kokios spalvos. Tai šį kartą tiesiog mėlyną pasirinkau spalvą. Ir tada čia yra ellipse, tiesiog tūlas. Tai čia tiesiog ratukus norėjau padaryti, kad vat šitie matytųsi čia. Tai ką padariau, yra tiesiog 3 juos čia ir pridėjau. Tai vienas buvo šitas, čia pasirinkau ilgį, plotį ir tiesiog galima visiškai bet kokį daryti, tiesiog kaip jums atrodo, kad būtų gražu. Ir tokius tiesiog 3 padariau, vieną su kitu sujungiau ir jie čia ir atsirado. Tai va, tiesiog buvo tokie, čia pasirinkam spalvą ir tada uždėjau vinjetę. Vinjetę iš tikrųjų, čia jeigu norit pamatyti, galite shiftą paspaudę, galite ištraukti. Ir lygiai taip pat įdėti atgal. Tai kai ištraukia, matote, tiesiog spalva yra paprasta mėlyna. Kai įdedame vinjetę į vidų, tiesiog atsiranda šitaip. Čia galima kažką, jeigu norit didint, mažint, kaip jums patinka labiau. Aš tiesiog padariau taip, tiesiog kad atrodytų šiek tiek daugiau tokio field of depth ir panašiai, kad šiek tiek gražiau atrodytų, bet tikrai nebūtina. Ir taip pat lygiai įdėjau ir blurą. Jeigu išimu blurą, kaip matote, yra tiesiog rutuliukai. Tam, kad jie netrodytų tiesiog kaip rutuliai, aš įdėjau čia blurą, kad būtų šiek tiek gražiau ir atrodytų įdomiau. Tada, ką padariau, yra įdėjau čia multi-merge, kad į jį reikės jungti visus dalykus. Štai čia įdėjau kopėčias, kadangi šios kopėčios buvo su baltu fonu, tai reikėjo pašalinti tą baltą foną, tai aš įdėjau Luma Keyer. Žinoma, galima yra tiesiog belen kokioj programai tiesiog ištraukti tą baltą foną, tenai, nežinau, ar daryti Photoshop'e, ar kažkokiai nemokamoj internete. Bet aš tiesiog galbūt šiek tiek patingėjau įdėti, tai aš tiesiog įdėjau Luma Keyer, taip pat, kad parodyt, kad įmanoma tokį dalyką padaryti. Įdėjau Luma Keyer, pasirinkau čia Luminance ir čia tada tiesiog žaidžiau su šituo slideriu ir gavosi, kad čia yra visiškai balta ir tada po truputį mažinant, matėsi dar čia nemaloniai ir šiek tiek po truputį numažinant, atrodė man gerai, tai aš ir palikau tiek. Ir tada, ką aš dar padariau, yra uždėjau šitą color corrector, nes be jo atrodė tiesiog taip, aš norėjau, kad šiek tiek jos atrodytų mėlynesnės. Tai uždėjau color corrector ir pasirinkau tiesiog šiek tiek mėlynesnę spalvą. Čia galima pasirinkti belen kokią raudoną, žalią, geltoną, mėlyną spalvą ir panašiai. Tai aš tiesiog pasirinkau, kad šiek tiek būtų mėlyna, kad atrodytų geriau prie šito fono. Tada, ką į tą patį multi-merge prijungiau dar 3 tekstus. Tai čia labai paprastai, tiesiog lipti viršun, nėra taip ir sunku. Tai visi šitie tiesiog yra paprastai parašyti tekstai, bold, balti, padidinti, pamažinti ir Georgia buvo šito būtent šriftu. Galbūt įdomesnis tekstas yra šitas, tai kaip aš jį padariau, yra pasirinkam shading ir tada štai čia yra paprastas, o čia yra, kad jisai būtų toksai be viduriuko. Ir tada thickness galima pasirinkti, kiek išorėj bus jisai stiprus. Tai pasidarome iš esmės šitaip, čia viskas bus padaryta, toksai vat gaunasi backgroundas. Ir tada, kai mes turime štai tokią sceną, tada mes einame į transform, kur atsiranda visas ir
filmukas realiai tik tai čia ir atsiranda. Nes be šito transform niekas iš tikrųjų čia nevyksta. Kaip matote, tiesiog paprastas toksai. Bet tada, kai mes transform įdedam čia, atsiranda judėjimas. Tai čia, ką aš padariau, yra tiesiog mes logiškai norim, kad pradžiai matytųsi lipti vidun. Tai ką mes padarėme yra, kad pradžiai aš pradėjau nuo visiškai zoom outo, 10 frame, padariau, kad matytųsi pilnai lipti viršun. Tai kaip tai daryti yra tiesiog aš pasirinkau keyframes, paspaudžiau center čia, šitą, x, y ir size. Ir juos abu pasirinkau ir dabar pasižymėjau, kad čia būtų jisai šičia, o ant nulinto frame jisai būtų tiesiog vidury ir jo būtų dydis visiškai normalus, paprastas. Tai čia buvo 10 frame, tada nuėjau į 14 frame, čia dar šiek tiek tiesiog pajudinau, pradėjau judinti jau, kad judėtų į viršų. Ir tada 20 frame padariau, kad čia būtų nėra taip. Kodėl matosi čia šitie keli tokie, kad atrodo išsilyja? Tai čia ant multimerge aš pasirinkau per settingsus, einant pasirinkau, kad čia būtų motion blur, nes kitaip atrodo labai flat šitas visas animationas. Tai ant šito pasirinkau motion blur ir čia tada galima sužaisti ir daryti mažiau, daugiau ir panašiai. Čia pasirinkau 4. Tai einam toliau, čia ant 20 frame, kaip sakiau, jau nėra taip, kad matytųsi, tada šiek tiek palaukiau ir nuėjau iki 36 frame, kad parodytų žodį sunku. Tai čia, kaip matote, jau panaudojau ir angle, size nekeičiau, pakeičiau tik tais vietą, tai biškį pažeminau ar paaukštinau šitą klipą ir taip pat padariau angle, tai reiškia pasukau, kad būtų, štai čia panaudojau, kad jisai būtų ne tiesiai tai va kaip ir buvo, bet panaudojau, kad jisai būtų pasuktas, kad būtų lengva perskaityti. Ir tada paskutinis frame'as buvo tiesiog, kad jau išeitų iš kadro. Tai reiškia, čia, kai eina, kad jisai išeitų iš kadro. Tada, kaip matėt, pasirinkau tenai motion blurą. Ir tada, ką būtinai reikia padaryti, yra rinktis transform, eiti čia viršun į spline. Ir tada pasižymėti visus dalykus, ką mes čia darėm. Paspaudžiame šitą mygtuką, kad visi įtilptų dalykai, kurias mes darėm. Ir pradžiai galima rinktis sakykime, tik size. Tai pasirinkome size, kaip matote šitie dalykai. Tai pradžiui matysit, kad bus tiesiog tokia lygi linija, tai šiaip tiesiog pažymim, spaudžiam S, jie pasitaiso į tokią paprastą formą. Jeigu norim kažką per daug keisti, galima rinktis ant šito rutuliuko ir čia keisti, kaip mes tik tai norim ir su tuo žaisti. Tai čia galėsiu padaryti atskirą video apie tai, kaip daugiau išmestrinti šitą dalyką. Bet realiai S yra labai paprastas, tiesiog ease in, ease out. Jeigu norit, čia galite spaudinėti ir šitus apačioj ir jie jums padarys skirtingus dalykus, ką čia rodo. Taip pat, jeigu spaudžiate T raidutę, čia pamatote ease in ir ease out, tai galite keisti ir kaip matote, tada prailgėja ease inas arba patrumpėja ir lygiai taip pat su ease out. Tai čia galite pasižaisti. Ok. Tada, kai padarome size, einame į displacement, tai čia bus iš esmės kaip jisai, ir vėl spaudžiame šitą mygtuką, kad viską pamatytume, čia bus iš esmės mygtukai, kaip jisai juda. Tai čia bus tas center, kur jisai traukiasi į viršų, į apačią, į šoną ir panašiai. Nežymėkite iš karto visų šitų keyframe'ų, nes jeigu tada paspausite S, viskas išsibalansuos, darykite viską po kelis. Tai pradžiai, kadangi vyksta šitas veiksmas, tai šitus 2 spaudžiu S, tada šitus 2 ir tada šitus 2. Kaip matote, čia šiek tiek kitokie yra, tai aš juos padariau, kad čia pradžiai jisai būtų tiesiog šiek tiek ilgiau eitų ir tada pradėtų greitėti, tada ir čia šiek tiek pailginau tą ease outą, kad tiesiog atrodytų gražiau šiek tiek, bet realiai jeigu paspausite S, turėtų būti visai gražu, bet čia galite irgi stebėti, kuris yra kuris frame'as ir kaip viskas vyksta. Tai va čia rodysit ir jeigu norit keisti kažką, galite spausti ir judinti, čia viskas judės. Jeigu pasirenkate kelis punktus, spaudžiate shiftą, galite judinti ir jie gražiai judės toliau jum pagal tą liniją. Ir tada paskutinis dalykas yra žymit angle, lygiai taip pat aš čia angle tik vieną kartą keičiau, tai pasižymėjau, spaudžiu S ir jisai pats pataiso visai gražiai. Grįžtam iš splino ir realiai mes turime savo pirmąjį šitą animaciją ir jinai išeina iš ekrano. Kaip matome, jinai štai čia išeina į kairę pusę. Tai mes grįžtame į edit screeną, nueiname dar vieną Fusion Composition, lygiai taip pat iš čia įsikeliam atgal ir tada spaudžiam Open in Fusion Page. Kaip matote,
Čia jisai dar yra paprastesnis. Viskas, ką mes turime, yra backgroundas. Lygiai taip pat pasirinkau spalvelę kažkokią. Čia vat, kad matytumėt, kaip viskas iš esmės atrodo. Backgroundas, pasirinkau spalvelę. Lygiai taip pat vėlgi įdedam ellipse, kad būtų rutuliukas. Tai tada turime tiesiog paprastą rutulį tokios spalvos. Tada ką įdedam vėl multi-merge, nes jeigu bus tiesiog merge, tai jisai bus tiesiog vieną dalyką galėsim jungti, jeigu yra multi-merge, galėsim daryti kelis dalykus įdėti į tą patį vieną punktą. Tai įdedame 2 tekstus, žinoma, vėl raumenis ir ne visada padės, čia tiesiog aš belenką sugalvojau, parašiau. Lygiai taip padarėme kaip praeitą kartą, paspaudžiame čia pro shading ir pasirenkame šitą, jeigu norime tokio teksto. Bet daug ką galima ir čia taisyti ir gražiai daryti. Ir tada lygiai taip pat, tam, kad judėtų, pasirenkam transform. Tai vėlgi ant nulinto frame jisai buvo už ekrano, tai padariau, kad jisai čia tiesiog būtų už ekrano ir jo dydis būtų toksai. Tada 14 frame čia tiesiog pagal akį dėjau tos frame'us, po to galima juos, jeigu ką taisyti, padėjau, kad jisai būtų vidury ir tokio padydžio. Tada ką dariau yra 23 frame aš jo niekur neslinkau, tik tais padidinau. Lygiai taip pat tada 33 vėl pamažinau iki to pačio dydžio ir tada 45 frame tiesiog jisai nueina į šoną. Tada spaudžiam vėlgi spline ir lygiai taip pat pasižiūrime, kas čia vyksta. Tai jeigu žiūrėtume į tą judesį displacement, lygiai taip pat 2 žymim. Spaudžiam S ir tada kitus 2 žymim ir galim spausti S. Čia aš padariau šiek tiek kitokią formą, kad greičiau išeitų. Ir jeigu pasižiūrime size, lygiai taip pat, čia jisai buvo tokio dydžio, liko toks pats ir keitėsi tik tais vieną kartą, jisai padidėjo ir tada pamažėjo. Tai lygiai taip pat aš čia pasirinkau 2, pasirinkau po to 2. Ir paspaudžiau S ir jis tiesiog lengvai, nieko aš nenorėjau čia per daug keisti, kad per daug greitinti ar lėtinti, tai padariau lengvai tokį, tiesiog padidėjo, sumažėjo. Tai šitas buvo tikriausiai pats paprasčiausias būdas, čia viskas kaip atrodo yra štai taip. Ateina, padidėja ir išeina. Tai viskas, ką padariau, yra tiesiog, kad žmogus pamatytų, kad įeina, tuo pačiu metu, kai išėjo pro kairę pusę mūsų praeitas klipas, šitas ateina iš dešinės, tai taip atrodo natūraliai akiai. Tada pamato, perskaito tekstą, padidėja tekstas ir šitas išeina, turi ateiti kitas klipas. Tai prasideda kitas klipas, vėl lygiai taip pat Fusion Compositioną dedam čia, einam į Fusion Page'ą ir kaip matote, čia šiek tiek daugiau dalykų, bet ką čia padariau? Paėmiau tą pradžią iš pirmo Fusion klipo ir atkopijau tiesiog čia, Ctrl-C, Ctrl-V arba Command-C, Command-V, jeigu esate ant Mac'o. Atkopijau čia ir tiesiog lygiai, čia tiesiog gavosi, kad lygiai tie patys dalykai. Tada vinjetę atkopijavau ir blurą, tai šitas viskas yra lygiai tas pats, kas iš pirmo. Ir tada vėlgi multi-merges, 2 tekstai, taip pat kaip kitose vietose, vienas tekstas ir kitas tekstas, lygiai taip pat padaryta per shadingą. Tada transform, tam, kad čia judėtų, tai transforminau čia būtent, kai matote šitą liniją, čia po to pakalbėsim, dabar tiesiog padariau, kad šitas ateitų ir išeitų klipas. Tai čia, ką padariau, yra ant nulinto frame, jisai buvo tiesiog viršui čia dešiniai, nes vėlgi praeitas tas rutuliukas išėjo pro kairę pusę, tai čia ateis iš dešinės. Tai kad iš dešinės ateitų, tai mes padarome, kad čia buvo ir angle, ir dydis, ir jau tas center. Tai kaip matote, jisai ant tokio padėtas ant šono realiai guli čia. Tai buvo padaryta, kad jisai gulėtų ant šono ir po truputį eitų ir suktųsi ir eitų žemyn. Ir kai čia ateina žemyn, tai čia, kai matote, tik 2 keyframe'ai, tai čia tiesiog ateina vėl į savo tiesiog padėtį, tą pagrindinę, tai vėl ant tiesiog centre, dydis šiek tiek padidinau ir anglas yra visiškai 0, tiesiog ant 0. Tai kai atsidarai spline, čia matosi yra labai mažai čia dalykų, matote visur 2 keyframe'ai. Tai čia kaip atrodo tiesiog ėjimas iš A iki B, tarkim, sakykim, per X ir Y ašis. Tai vėlgi čia tiesiog pažymėta ir paspausta S, tada lygiai taip pat su dydžiu, čia tiesiog šiek tiek padidėjo ir taip pat su angle buvo, tai pažymėjau vėl 2 keyframe'us ir paspaudžiau S. Tai čia iš vis nieko ypatingo, tiesiog atitaikyt galbūt ant kiek greitai, ant kiek lėtai viskas vyksta. Ir tada kitas dalykas, ką aš padariau, yra pasirinkau merge šitą, kad galėčiau įdėti čia visokius dalykus. Tai kaip tai buvo padaryti, yra pasirinktas poligonas, jisai tiesiog nupieštas buvo. Tai čia jeigu, kaip matote, už ekrano jis buvo nupieštas, tai čia tiesiog jį nupiešiau visiškai taip
konkrečiai tiesiog toks linija. Čia pasirinktas buvo pen toolas, 2 taškai ir nupiešta, kad būtų pasisukęs. Tada pasirinktas buvo backgroundas ir pasirinkau čia tipą ne solid color, o gradientas. Ir tada tiesiog 2 spalvas, belen kokią aš sužymėjau, kadangi čia mėlyna, tai pasižymėjau tokią šviesiai sky blue, kad jinai atrodytų visai gražiai ir tokia iš mėlynos realiai į beveik baltą spalvą. Ir tada tiesiog uždėjau glow. Tai be glow, kaip matote, atrodo šitaip. Ir tada, kai uždedi glow, tiesiog atrodo žymiai gražiau. Ir čia galite pažaisti su šitais settingsais. Tai čia kuo daugiau, tuo daugiau iš esmės švies pats šviesumo dydis bus. Čia pats tas glow, ryškumas jo ir tada čia blendas, tai irgi ant kiek varys ryškiai. Tai čia tiesiog pažaidžiat ir surandat, ant kiek gražu jums gaunasi. Tai man tai va tiko, tai aš taip ir padariau štai kaip be ir štai kaip su. Jo, jeigu norite dar kažką čia įdėti, toks papildomas patarimas, galima iš čia dalykus dėti arba tiesiog spausti Shift Space, arba jeigu man atrodo esate ant Windows'ų, tai Control Space, bus CTRL Space. Ir tada parašot čia, ką norite įdėti ir įdedat. Tai va, ir tada viskas įeina į merge šitą, tiesiog tam, kad galėtumėte pamatyti iš viskas vyksta, tai reikia į merge ir įdedat į merge. Tai va, dabar reikia dar ką aišku padaryti, yra, kad atsirastų šita linija čia ir jinai taip būtų animuota, kad jinai įeina iki pat galo. Tai kaip tai padaryti, einam į patį poligoną ir kaip matote, yra parinkti realiai 3 keyframe'ai. Tai length, yra parinktas zero rotation ir viskas, atsiprašau, 2 tik tais. Tai tik length ir zero rotation. Tai ką daro zero rotation, kaip matote, suka per šitą ašį, o length, ką daro, yra tiesiog piešia. Realiai tai, ką mes nupiešėm, jisai parodo, ant kiek čia yra nupiešta. Tai pirmam frame jis guli visiškai taip ir jis jau yra pusiau nupieštas. Tai šitą visą taikiau pagal tai, kas buvo praeitame klipe, tam, kad neatrodytų, kad iš niekur atsiranda šitas, tai taikiau, kad būtų po apačia ir matytųsi pilnai. Tai kaip žinome, kamuoliukas pasitraukia į kairę pusę, tai ant nulinio frame tiesiog čia ir prasideda tas rutuliukas, tada jau 5 frame jisai turėjo būti iki pat čia gal dėl to, kad kamuoliukas pilnai pasitraukęs, tai jau turi linija būti iki pat galo. Pradžiai šito frame nebuvo, tai atrodė, kad tiesiog labai lėtai ateina jisai, tai čia turėjo būti tiesiog pailgintas. Matote, šitas frame'as jau yra pačiam beveik gale, kai matote, šitam frame dar nėra net zero rotation, tai jis net čia nepadarytas. Šitam frame, man atrodo, aš tiesiog jį šiek tiek paslinkau ir tada štai čia yra padarytas jau pilnai dar vienas keyframe'as, kur jau yra pilnas išsitęsimas tos linijos ir taip pat Z rotacija jau yra ant nulinio, tai čia jau tas yra galutinis veiksmas. Tai lygiai taip pat spaudžiam spline, spaudžiam šitą mygtuką, kad pasižiūrėt, kaip atrodo viskas. Tai pradžiai galim žiūrėti ilgi, tai kaip matote, ilgis eina pradžiai pailgėja greitai ir tada jisai lėtai ilgėja. Tai vėlgi žymim 2 šituos, o po to pasižymime tą paskutinį ir spaudžiame S. Tada pažiūrėkime į Z rotaciją, čia kai jisai sukasi per Z ašį, tai lygiai taip pat matote tiesiog 2 frame'ai, aš jas pažymėjau, S paspaudžiau ir viskas, nesiparinau daugiau. Ir polyline, tai čia yra, kur yra tas iš esmės pats poligonas nupieštas. Tai lygiai taip pat 2 keyframe'ai, pažymėjau, paspaudžiau S ir daugiau nemaščiau. Nes jeigu ten greičiau ar lėčiau, tai gali atrodyti keistai šiek tiek. Tai reikia susižiūrėti, kaip atrodo, tiesiog atsiranda po truputį ir užjuda iki pat galo. Čia jeigu taip tiesiog lagint šiek tiek viskas aišku, čia gali būti, kad tiesiog sunku kompui suprasti šiek tiek, bet tada pasižiūrime, kaip veikia ir aš čia tada tiesiog buvau šiek tiek patikrinęs, kaip eina, kai raumenis ne visada padės ir žiūrėjau, kad pradeda nueiti, tai vat jis atsiranda tenai ir kaip tik, kaip matote, pačiam kampe jau yra ir viskas eina toliau. Ir kodėl čia klausimas tikriausiai, kodėl viskas juoda, nes kai mes žiūrime iš visus Fusion Page'us, backgroundo juose tiesiog nėra, tai tiesiog iš karto tada programa sugalvoja padaryti viską juodai. Tai va, tai dėl to aš tiesiog nedariau juodo backgroundo, nes iš karto žinau, kad viskas bus juoda. Ir lygiai taip pat, ką aš dar padariau, yra pasirinkau motion blur. Tiek šitam klipe, tiek ir praeitose klipuose visą laiką pasižymėdavau irgi motion blur, nes tiesiog atrodo žymiai viskas tikroviškiau ir kaip matote, nes mūsų akis pamato tai ir jeigu viskas yra labai aišku, iš karto kažkas kyla mums klausimai, kodėl čia taip, kas čia vyksta ir panašiai. Tai tiek yra
dalykų, kaip čia padaryti, tiesiog 3 Fusion kompozitionai vienas ant kito uždėti, tikrai nėra taip sunku ir gaunate gražų klipą, kurį galite dėti, kur tik tais norite. Čia tiesiog jisai nėra galbūt kažkoksai baigtinis klipas ar panašiai, bet tokie yra principai, kaip galima daryti labai įdomius reelsus, kurie tikrai labai brangiai galėtų imti kiti kūrėjai, kurie daro ar užsienį, ar Lietuvoje kažkokioj savo nišai. Tai štai taip pat galite daryti, jeigu norite kitokių video, kaip nuo pradžių iki galo, nuo A iki Z, kai mes kartu darom viską, kaip aš tiesiog parodau, kaip ką su kuo sujungti, o ne tiesiog papasakoju, kaip viską jau padariau. Tai rašykite komentaruose, kitą video galėsiu tokį padaryti. Taip pat turiu papildomų reelsų ir 3D, kaip juos pradėti daryti ir panašiai, nes DaVinci yra labai labai galinga programa ir čia su šitais naudais galima daryti labai daug. Tad galvoju, gal iš jūsų netgi pradinį tiesiog tutorialą padaryti, kaip iš jūsų jais pradėti naudotis. Jeigu kažkam domina, tai rašykite komentaruose, aš padarysiu tokį video. Tad ačiū, kad šitą žiūrėjot, tikiuosi pasibandysit, ar galbūt kažkam pavyks padaryti. Jei kyla klausimų, rašykit, aš stengsiuosi atsakyti ir taip pat lauksiu jūsų kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video viso.